Labas visiems, čia Bioharmonizacija kanalas, holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas ir šiandien su jumis noriu pasidalinti vienu dalyku, vienu patarimu apie kaip sveikai, grakščiai įžengti į pavasario sezoną. Ir pavasario sezonas iš 5 elementų sistemos atstoja medžio stichiją ir medis yra atsakingas už 2 organus, tai yra kepenis ir tulžies pūslė, kurie padeda organizmui suvirškinti maisto medžiagas, kurie padeda detoksifikacijos procesuose. Ir šitie organai labai mėgsta kartų ir rūgštų maistą. Tai iš karčių turime, pavyzdžiui, tikrąjį margainį, imbierus, ciberžolę, o iš rūgščių, pavyzdžiui, raugintus kopūstus, rūgščius vaisius ir raugintą apskritai maistą. Tai vat, linkiu gražaus, sveiko pavasario. Iki.